Taip. Jo. Sandra, gali pasakyti, kadangi pamiršau įrašyti pradžią, tai sakyk, laba diena, mano vardas Sandra, jūs žiūrite 1000 km dviračių YouTube kanalą. Labą dieną, mano vardas Sandra, jūs žiūrite 1000 km YouTube kanalą. Rekomenduoju, paspauskite laiką ir subscribe. Ir parekomenduokite savo draugams. Vytalis už tai žada alaus. Biškį dadėta. Žodžiu, mes jau čia po varžybų įrašėm pradžią, bet šitą parodom pradžioj. Žiūrėkit, kokie mes laimingi, čia visi po pirmą vietą, o dabar žiūrėkit toliau, kas gausi. Vykstame į Raudonę, prie Raudonės pilies. 2 valandos nuo Vilniaus, 2 valandos nuo Vilniaus, va, dviračiai ant kabliuko, Sergejus, antrą kartą dalyvausiu varžybose, pirmą kartą buvo 18 lygtais, ne? Jo, 17. Mažoji distancija. Dabar pas mus Valdemaras. Valdemaro paklausim vieną pagrindinio klausimo. Kiek Valdemarai šiandien važiuosi? 116 ar 80? Šiandien važiuosiu medinis bairis, per Megrę buvo, kad aš važiavau 150. O dabar? O dabar medinis bairis yra tas, kad aš važiuosiu 56. Ha, ha, ha. Nu, Valdemaras turi pateisinimo priežastį. 2 savaitės vartojo angliavandenius Italijai. Tai einam numerių pasiemam, prisitvirtinam, persirengiam. Šiandien visai gerai pas mus diena, 22 laipsnius prognozuoju, skyrus didelį vėją. O visą kitą netrukus pamatysit. Dreba Valdemarui dantukai čia po Italijos 35 laipsnių, ne kažką. Kol kas, aišku, nėra šalta. Va čia ta Raudonės pilis. Bet šiandien mūsų fokusas ne į pilį, o į kilometrus. Tu liko bilietėlis? 184, ne? Labai ačiū. Šiam 8. Lets. Taram, Raudonės pilyje, nutraukėlė čia. Čia vadinasi kelias į tualetą ir į bokštą. Nu, dar niekad nesuėjęs į Tuliką tokiais keliais. Veidrodėlis. Sakė, prie žydinčius. Į Tuliką varom. Bet čia kaip netai paprasta. O, žydintis sakura. Nu, va, prašau. Nu, nice. Pirmą kartą taip toli. Nu, iš Tuliko tai nefilmuosim, nepergyvenkit. Instaliacija yra Evaldo Vaitelio. O, Vaitelio instaliacija. Nu gerai, čia jau kamera išjungs. 2 feikeikai. Zdarova. Kokią tu distanciją bėgsi? Kokią distanciją didesnę? Maladėt, nesimaišys mums bent jau vienas. Biškai reikia mažinti konkurentų sąrašą, kad visi eitų kitas distancijas. Visi pasislėpę, bandom nuo Antano slėptis. Bet matau, nepavyks. Į kitą kanalą reiks duoti intervą. Tas kaip ir rezultatų lentelėje, Vytalė. Labai malonu. Tikri konkurentai. Labai Gerą dieną. Ir mums į kanalą vieną. Medinis bairis tame, kad aš šiandien PM6 važiuosiu. Nu ką, išvažiavom pasitikrinti pabaigos. Visą laiką pasitikrinam, koks yra finišas, kokie 3-4 km, kad žinot, jeigu ten liksi grupė ir nuo to spręsis tavo likimas, kad žinot, kaip pasielgti. Tai va tikrinam galą. Galas tiesus. Ten ant galo toks biški miškiukas. Bet šiaip gana lengva čia viskas. Trasa, kadangi lyjo labai daug ir dar vakar turbūt tai visiškai suspausta. Riedant, jaučiu, kad šiandien bus gan dideli greičiai. Savijauta gera, galų gale nieko nesergu. Tai gali pakenkti nebent atostogos, kuriuose buvau kaip tik va praeitą savaitę. Tai čia va jautėsi, kad biški kojų nebuvo grįžus, bet gal savaitės užteko atsigauti. Ir viskas gerai. Nuotaika puikiai, išsimiegojau, viskas ledas. Šturmuosim, bandysim laikytis kaip vis laik. Tikslas top 20 bendroji ir top 10 V35 grupė. Kaip visą laiką. Nieko naujo, reikia bandyti išlaikyti. Olė, 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 olė. 1000 km dviračių pirmyn. Stovi ant starto, finišo starto, tiksliau, stovi ant starto jos. Ir galiu pasakyti, pagrindinis buvo klausimas startuot ar nestartuot. Realiai, aš labiau noriu miegoti. Taip sunkiai prisiverstas, mes sakom, turim įrašytas tikras emocijas, kaip jaučiamės. Pirmą kartą džiaugiuosi, kad aš ne 120, ne 80, o 56. Jėzau, aš gal reikėjo su Valdemaru varyti, nu bet kažkaip, matyti, įsijungs tas organizmas, kai tik tai startuosi. Jo, tu stiprus įsijungs, aš esu to tikras. Ačiū. Ko stipras, kaip matei? Top 15. Top 15.
128 BPM prie starto. Normali praktika. Nu ką, laikom priekį, bandom kiek įmanoma. Kas ramiai. Priekį matom. Nemažai čia mūsų važiuoja. Pulsas 171, maks čia mano beveik 172. Tai žodžiu, dabar asfaltas 100 km. Važiuosiu priekį, bet jaučiu, kad neišlaikysiu. Toks jausmas visą laiką kankina. Jaučiu visus. Paplaukiu. Nu ką, dar priekį esu. Ir vis laik labai sunku. 20 km įveikta. Vidutinis 32,6. 21 km. 32,7 VG. Pulsas maks. Kol kas laikausi priekį. 30 km. Šansų nematau. Šiandien mano diena. 32 kg įveikti. Ruožas prieš vėją. Kapoju sau vienas. Ir viskas. Kažkas turbūt aplenks netrukus. Vienas šiandien nuvažiuosi tokiu lenktynę. Gerai būtų pavyti priekį bent jau, ką nors dviese, tryse važiuoti. Važiuoja būris dviratininkų. Antra grupelė. Ką aš noriu bandyti sėsti. Pasikankinau čia. Ką padarys? Viską! Jau, koks tarpis? Didelis. Porą minučių, va. Nu ką, plaukiu ir iš tos grupės. Kai vienas padirbė, 10 kg po to užsės labai sunku. Ai, kažkaip. Žinokit, tingiu kankintis. Labai sunku šiandien. Atostogos, porą savaičių. Viskas įskaičiuota, neprideda. Dar dviesi atvaro, bandau sėsti. Gerą dieną. Sveikas. Kaip sveikatos? Išplaukiau iš pirmos ir nukalė visiškai. Iš pirmos. Iš antros? Dabar jau iš antros išplaukiau, ką tik. Tas pats ir man. Taip, visiškai. Kaip pasiūkti sistemą, ne? Jo. Viskas, bye grupė. Plaukiu ir iš čia. Nėra variantų man čia. Ramiai važiuoju į finišą. Nu labai sunku. Labai. Nors trasa, kaip sakau, super lengva. Tiesiog man nediena. Skubam, tai sustosiu maitinimą. Labą dieną. Labą dieną. Coca-Colas. Šitas, ane? Jo. Jau, nuotaika atsigauna pas mane. Kapoju vienas, savo ritmu, dabar biškai palei vėją. Žodžiu, vidutinis 31 kablis ne kažkiek. Įveikta 58 km, vidutiniai vatai 232 nukrito. Nes kažkaip nebėra motivacijos labai suk, bet aišku, kojas visiškai tuščios. Bet viskas okei. Šitą nuotaiką faina, trasa graži. Viskas gražu, labai laukiu jau praktiškai kitų metų. Grįšiu čia stipresnis. Tai vėsi gal 4 ar 5 grupelė. Bandysiu sėsti. Rungtynės? Jo.
Australija, kur jos nėra sveikatos. Reikia ramiai grįžti. 50-uką reikėtų patekti, būtų neblogai jau jaučiu. Liko 5-9 kilometrai, avatė nukrita iki 2-4. Čia treniruotė ne. Greitis 3-1-4. Negaliu net 200 vatų palaikyti. Aš nesiskundžiu, sakau, kaip yra. Nu va, paskutinė grupelė. Liko 3-4 km iki finišo. Dabar prieš vėją čia pakabosim, palisėsim. Galim pagaut. Garsino, ką tik vietoj manęs čia video stengiausi nesikeikti, nes gavau komentarų, kad keikės. Bet šiandien tai visiškas rūkus miltai ir paperkūnais gavosi. Žodžiu ką, kaip matėt, draugai išplaukė už pirmos grupės, prisilaikė su ją 20 km, AVG buvo 3-3,5. Tada 10 kg ir kalnau vienas, pasivijo antrą grupę, seko, kokias 5-6 kilus išplaukiau iš trečios, iš ketvirtos ir dabar pasivijo kažkokia ten no-name grupė. Bet matot, bylė kaip mažai, tiesiog dvi klaidos. Tai pirmas all-inclusive Graikija, čia globalinė klaida, o antras tai, kad neįvertinau kokia stipri pirma grupė ir per ilgai laikiausi ant rato ir realiai gavau bonkę ir tiesiog kojas išsingė. Taip, Valdemaro komentaras. Trumpas komentaras toks, sustartavom su Sergejum, va, puikiai. Ir po 200 metrų grandinę nukrito. Kai sakė, niekada nekrenta, tai pirmas 10 000 km plus nekrito, nukrito. Nu tai žodžiu, užsidėjo grandinę, visi aišku nuvažiavo. Reikėjo gaudyti, pagavau, pirmą grupę pagavau ant asfalto, ten kur išvažiavom. Nu ir važiavom su pirmą grupę, važiavom, čia į mišką, kur užsukom. Sprintuks, šešiese vienas atsikabino, šešiese sprintavom, man abi dvi kojas surakino. Čia miške, žinai. Nu ir viskas, tai vieną aplenkiau, su vienu kartu, tai 5 iš ten. Bet jo. O kaip stipriai važiavo, Hebra? Valandą kem 4 mes žiūrėjom, 200 kem 5 vatai, 200 kem 9 vatai, AVG. O normalais 207-6 vatai. Nu gerai, dabar žiūrim vietas, kaip čia, kaip Sergejui, kelintas? Nu, žiūrėk. Davai, žiūrim vietas. Va, Valdemaras 5, pasidalino. O tu? Aš 23. 23. Šią gerai, ne? Puikiai, taip. O aš, pažiūrėkite, ponas. O tu kem, va, ką tik žiūrėjau, kem 6. Liūdėsys, kem 6, dar nesu taip žemai. Nu, overall, pažiūrim, kem 6. Va, kur čia, kem 6. Eina savo kem 6. Jeigu kas unsubscribinsit šitą kanalą, viskas normaliai. Seniai reikėjo. Matėt, kad rezultatų nėra. V35, gal? V35 pasižiūrim dar. 22. O, 22. Nu. Gerai, duodam vietos finišuoja. Davė, aš pavargęs. Hebrytė sako, eik mergas pakalbink, sako, nes nieks nežiūri taip tavo YouTube, tai sako, bent panų biškį reikia įdėti. Ai, tai laba diena. Labą dieną. Nu, tai kaip sekės? Labai gerai. Sako, Hebra, eik pakalbink panas, nes sako, YouTube taip nieks nežiūri, tai sako, vienintelis šansas, jeigu dėl jūsų kas nors pasižiūrės. Tai kelintą atvažiavai? Pirma. Tarp moterų? Tarp vyrų? Tarp moterų. Geras, tai šaunuolė. Nežinau. A tai su vyras važiavai ar buvo konkurencijos tau? Buvo rimta, buvo giedrė, paskui išplaukė. O rimta atvažiavo iki pat galo. Tai žinai, kas labai faina, tikrai YouTube įdėk šitą. Davai. O rimta labai turi gerą sąžinės jausmą, neužsprintavo manęs. O galėjo? Galėjo drąsiai. O kodėl to nepadarė? Kur tavo sąžinė?
Čia MVP turim, kiek laiko A. tikrai neleido sąžinė. Okay. Žiauriai gera pana. Ane? Rekomenduoju tikrai. Ai, žinai kas buvo? Ant 15 km bevažiuojant šoko stirna ir savo pilvų pataikė man į šalmą. Netikiu. Taip, ir man buvo toks smegenų, žinai, susitrinkimas. Stirna, ant tavęs užšoka stirna. Taip, taip. Rimtai, ta prasme, vat galės čiuvai, kurie važiavo, matė. Taip? Tokia Wow. didžiulė, žinai, iš miško šoko, aš pasilenkiu, mes darėm pakeitimą ir va čia. Oik, tu savo. Tai žinok, man taip žvaigždutės. Stirna ant galvos, aš dar nesu to girdėjęs, absoliučiai. Taip, taip. Nu, supratau. Nu, jeigu norėtų manęs paklausti, tai jau čia visi žino, man tai blogai buvo. O kodėl? Tai išjungiam kamerą. O dabar pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjot. Dabar pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų Susitiksime kartų. YouTube kanale. Prie alaus.